Sveiki gyvi, šiame video parodysiu plokščią stogą. Tai bus viena dalis va ten va iš medžio, o apačioj iš ant betoninių plokščių apšiltinta polistirolu ir sumontuota lata danga. Tai dabar šiam etapui mūsų darbas užbaigtas. Va. Tai čia yra perdengimo plokštės sudėtos ir už monolitinti kraštai. Nemūrinta parapetų, jokių nieko nedaryta. Tai vat, mes viską atėję sumontavome iš putploščio. Tai latakas netgi pakabintas, kaip matot. Va, kad nieks nesitaškytų, nieks nebėgtų ir ant putploščio krašto. Va taip pat atrodo. Va, iš šono taip atrodo. Gerai, eisim į viršų. Parodysiu, kaip viskas iš arčiau atrodo. Gerai, čia yra dėkinga vieta, laiptai. Į antrą aukštą. Va. PVC danga. Sumontuota visur. Nuolydis į vieną pusę eina viskas, be jokių laužimų. Ir į lataką subėga. Taip padaryti. Parapetai iš putploščio. Man parapetų kaminėlis. Irgi. Dar vienas kaminėlis. O čia jau viršutinis taškas. Aukščiausias. Viršui yra medinis stogas. Medinis stogas. Plokščias. Taip pat sumontuota latakai, parapetai, iškart užskardinta, ventiliacijos angos padarytos ir nuo sienos ateina su apšiltinimu, atsiremia ir lieka ventiliacinis tarpelis, kad ventiliuotųsi per visus kraštus. Tiek šiame video, sekančiame video parodysiu viršutinį stogelį ir kitus įdomius mazgus ir svarbius. Ačiū, kad laikinat, dalinatės, iki pasimatymo. Ate.